Prisilaikau tos minties, kad žmogui ir tuo pačiu lyderiui niekas negali iš išorės pasakyti to, kas jis yra, bet gali iš išorės pasakyti to, ko jis nėra. Ir vienas iš patarimų yra sau įsivardinti, kuo tu apie save tiki besąlygiškai. Pavyzdžiui, vienas žmogus apsilankęs eilę ten seminarų, visokių testų prisidarė, sau įsivardina, aš esu patikimas, aš ten rūpinosi kitais ir čia mano stiprybė. Ir greičiausia tai yra nestiprybė, dabar taip žiauriai sušnekėsiu, tai yra tas melagingasis aš, kur aš fiksuojusi, dėl ko išoriškai mane vertina aplinka. Ir tas įsivardinimas sau tyliai, kuo tu didžiuojasi stipriai, nes tau aplinka už tai ploja, leidžia daryti kitą labai nepatogų žingsnį. Suprasti, kad aš su savo šią identifikaciją, aš susikūriau kontekstą arba esu ten, kur esu. Jeigu aš noriu būti lyderiu ir aš noriu žengti žingsnių į priekį savo veiklose, savo gyvenimuose, reiškia, aš negaliu būti fiksuotas. Ir mes dažnai nematome tos naujos minties ar apie save, ar apie projektą, ar apie organizaciją, nes mes žiūrim į praeitį. Mes žiūrim tai, kur mes esam užsifiksavę neuronų tinkle. Čia irgi turbūt yra labai daug neuromokslo paskaitų apie automatinio režimo tinklus ir taip toliau, kur galima paklausyti ir suvokti, ant kiek smegenys mus valdo, kas mums buvo aktualu praeityje. Ir sunkiausias momentas yra sau įsivardinti. Aš iki šiol buvau patikimas, rūpinausi kitais ir tai buvo mano stiprybė. Ir įsivardinti, ne, aš nesu toks. Bet tai aš akcentuoju, jeigu atsitapatinant nekyla emocija, tai yra ne apie tai. Atsitapatinant, kaip žmogui pabandai tai pasakyti, jis tau gali akis išdraskyti, kad tu čia dabar nuo jo nuplėši kažką. Ne? Ir tada sau, jeigu leidi būti nepatikimu, šiuo atveju nerūpestingu ir tam tikrose situacijose pasielgti taip. Dabar jau tie, kurie yra patikimi rūpestingi, jau turbūt... Taip, jau viskas išsijungia, jau viskas. Jau sakė, nesąmonė. Tai tada yra galimybė, kad tu pamatysi naują žingsnį. Galim imti tas, nežinau, aš esu teisingas, aš esu visada už sąžinę, aš esu visada už energiją, aš esu visada už tikslą. Ta prasme, mes kiekvienas save identifikuojam pagal tai, kaip mums buvo lengviausia išgyventi vaikystėje. Ir mes sutapatinam, kad mes esam tokie. Ir dažnai tai tampa fiksacija, kur mes nebegalim būti sau lyderiais ir nebegalim būti kitiems